duodam emociją. O Dieve, aš atrodo kiaušinis biški. Bet sveiki atvykę į dar vieną vlogmas epizodą ir šiandien yra gruodžio, nežinau, kažkilinta 16 diena. Wow. Mes pasportavom ir aš prisiekiu, aš moku daryti valgyti, bet mes vėl važiuojam pasimti maisto. Ir aš prisiekiu, aš tikrai gaminu, bet gruodis būna toksai labiau intensyvus. Palaukit, aš kaip visada tu užsisėksiu. Gruodis visada būna, kadangi daugiau editinimo, daugiau tokių darbeliukų. Būna pasitaiko, kad dažniau pasiima maisto. Bet šiandien ateina viena ta Everyplay dėžė, tai gal vakare kažką padarysiu. Nepažadu? Nepažadu? Ne, pasimsim vakarą irgi. O ką? Kažką pasimsim. Šeštadienį dirbame. Čia Domas sako, man padeda, kad aš galėčiau dirbti, nereiktų Tai geriau, žiūrėk, šiandien geriau daugiau padirbti. Galima bus rytoj pasigaminti, ne? Arba taip. Rytoj bus tada Aurytės virtuvėlės diena, o šiandien darbas. Iš esmės, pasimti čia valgyti, tarkim, tai apsimoka, nes panaši kaina, kiek namie valgyti. Nebūtinai, bet kartais. 30% gal brangiau. Jeigu žiūrim, kaip tu apsisuksi, žinai. Jo. O panelė tiesiog mane įvažiuoti norėjo. Tai va, mes vėl, tikriausiai nenustebinsim, bet važiuojam pasimti to Tennessee's burrito. Greitą, efektyvų, skanu. Limituotus kalorijų. Nes jau dabar yra šiaip po pirmus 56, tai antrą valandą mes dar nevalgė. Nesijaučiu labai alkana, bet valgyti reikia. Ir dar bus skanu, tai iš viso. Tai tiek. Dabartinio kiaušinio reportažą. Ojei, kas čia? Svarą aš nepagalvojau. Jei nei tik molą, čia atsimeni, kai buvo per Black Friday, sakė, tipo, kad... Eilė. Tipo, net nebandykit važiuoti nei tik molą, nes ten nedavažiuosi nieko. Gerai, kad apsipirkau kelios dienos prieš visą tą crazy, nes dabar paskutinis savaitgalis, tai va. Mes tiesiog burritų pasimt važiuojam, žinai. Čia vienas iš tokių keistų dalykų, kai tu, pavyzdžiui, gyveni tam tikroje vietoje. Aš tiesiog maisto važiuoju pasimt, aš nevažiuoju šopintis. Mums reiktų bypassų kažkaip. Man nepriklauso stovėti šitam kamštį, žinai. Aš tik maisto važiuoju pikapint. Gerai, kad mes ten nevažiuojam, nes ten tai... Jėzus Marija. Visi tą patį prekybos centrą važiuoja. Čia net nesimato tiek. O gatvės kaip Radviliški čia, žinai, išplanavimas. Sorikos Radviliški gyvena. Pradė, pasėmėm vakarienytę. Aš nežinau, gal noriu perpjau, parodyti, kas viduj. Tai pakvapo. Gal taip patogiau valgyti, ne? Nežinau. Parodyti žmonėm, koks čia yra gėris. Šį kartą neatrodo labai daug mėsytės. Tai gal apačiojant, pavyzdžiui? Nu gal, jo. Hurry, hurry, mama's looking worried. Will the pie be ready? Kaip matėt, parsinešiau šitą mūsų dėžę. Jinai vadinasi Everyplay. Jinai iš tų dėžių toksai vienas pigesnių variantų, nes kita yra HelloFresh, mano labai mėgstama. Čia, bet čia tos pačios kompanijos, kaip sakant, tiesiog pigesnė versija, nes ten, kad man patinka, ten gražiai sudėti maišiukus ir panašiai. O čia biški viskas paprasčiau. Aišku, kaip visada jie duoda daug kuponėlių. Greitai parodysiu, kokius receptus pasėmiau. Už šitą sumokėjau, man atrodo, už 6 patiekalus. Tai yra 12 porcijų. Man tai rodos $32 ar 36. Žodžiu, esmė, kad visai apsimoka pigiai, čia kažkur uždėsiu, paskaičiuosiu, kiek gaunas per porciją ir tikslę kainą, kai surasiu. Ir dar, ko man patinka šitos dėžės, nes pirmiausia, nereikia mąstyti pačiam, ką gaminti, užkart tokios idėjos.
gal kai kurie net patiekalai yra, kuriuo aš pati nedaryčiau, ar ten reikia kažkokių labai specifinių prieskonių. Pavyzdžiui, kaip pasakojau, kad kažkada esu darius tą chicken tikka masalą, tai aš pati tikrai tokių prieskonių gal ir nepirkčiau, nes jie nėra labai gal kasdieniam naudojimui, bent jau kaip mano lietuviškam skoniui. Išbandyti kartais yra smagu ir va, čia būna tokių duoda idėjų, pavyzdžiui, čia yra kalakutienos, kokosų kario sriuba, paskui čia yra sūrio, bekono ir karamelizuotų svogūnų rizoto. Ir va čia būna parodyta visi ingredientai, kurie yra duodami. Kitoj pusėje yra tiesiog duodama žingsniai. Viskas čia surašyta ir kalorijos, pavyzdžiui, per porciją. Ir kiek maždaug laiko turėtų užtrukti, dažniausiai man ilgiau užtrunka, bet čia net esmė, čia yra mano problema. Tada kreminė pomidorų ir kiaulienos dešrelių, toks lingvinis su duona. Tada barbecue, ananaso, kiaulienos lėkštė. Ir traški buffalo ranch vištiena, tokia paprastesnė. Ir šitas toksai man pasirodė, čia black and, tai čia tokie yra prieskoniai. Viena kepta folijos tokiuose paketuose. Ko vad, pavyzdžiui, čia kas yra cukinė, tai aš dažniausiai pati tikriausiai cukinės labai nepirkčiau. Arba ta kokoso kario sriuba, tai irgi ten. Ten jeigu ką, Doma žiūri savo video, tai labai tikiuosi nepyks, nes ten labai jau garsiai. Bet viskas būna, jeigu ten Hello Fresh gražiai supakuota, o čia viskas sumesta į tokią šį dažniausiai dėžutę. Visi ingredientai. Dažniausiai būna gražiau sudėta, taip kad sutilptų. Tai vad gauni tokią dėžį, čia yra tiesiog viskas sudėta visiems patiekalams, ko tau reikia. Net ir, pavyzdžiui, mažas paketėlis grietinės ar sūrio, kokoso pienas, buttermilk ranch dressing, tai čia tokia va padažiuko. Ir nereikia pirkti viso didžiulio butelio ir laikyti. Tai man už tai iš tikrųjų patinka. Ten kiekvieną pomidorą, morkytę, svogūnėlį jie paskaičiuoja, kiek reikia. Ir kartais iš tikrųjų jie duoda, tarkim, bent jau su prieskoniais dažnai gaunasi, kad ekstra, net ir prikaupiu ekstra ten visokių prieskoniukų. Tai kartais, bet lieka. Jis būna smagu kažkur inkorporuoti į savo. Ir tie patiekalai atkeliauja su mėsyte, tai dažnai ta mėsytė būna kažkaip sudėta apačioj, būna su kažkokiu vienai, iš tikrųjų skirtingai būna vienaip, kitaip supakuota, bet būna visada atskirta. Šį kartą dėta į tokį popierinį maišą. Ir čia yra apačioj ledo gabalas. Tai kad ta mėsytė, kad jai nieks nenutiktų, pavyzdžiui, beikono mažas gabaliukas, ten kiauliena, suporcionuota, sudozuota, kad galėtum imti iškart naudoti. Tai va tik tais tiek norėjau pasidalinti, kaip atrodo tos dėžės ir kažkurį patiekalą tikriausiai, kaip jau minėjom, šiandien gal ne, bet rytoj pridarysiu, tai dabar tiek ir aš. Prasideda rytinė kova. Čipsas versus Marytė. Čipsai. Marytė, tavęs girdi. Labą dieną, labas rytas, nežinau, iš gruodžio 17 dienos paleido Marytę, kaip matėt. Čipsas su ją kovoja ir mes dabar einam pasivaikščioti. Šiandien yra sekmadienis, toks, mano galva visiškai neveikia, kas yra. Nei žodžius moku dėlioti, nei mintis aš visiškai patyliu. Tai bet būna ir tokių dienų ir viskas čia yra okei. Ar šiandien kas labai vyks, bet tiesiog bent jau pasisveikinsiu ir tikiuosi, jūs turit geresnį sekmadienį negu aš. Tavo blogas sekmadienis? Ne, ne blogas, bet tiesiog skau nedirbanti galva visiškai. Gerą sekmadienį. Labai nerodžiau elektriškaus, nes nieko labai iš tikrųjų nebuvo kitokio, negu kad kažkur sulinkinsiu video. Iš vlogmas ar paskutinio vlogo kitokia atrodo diena, aš vis atrodo kaip kiaušinis biškė. Kaip nors reikia prajudėti su šia diena. Pasivaikščiojimas parke šiaip padėjo. Žodžiu, šiandien tikrai kažkoks visiškai kitoks vlogas. Tikiuosi labai nesupyks. Sakau, šiandien atrodo, kad galva visiškai nedirba, tai dabar tiesiog keliuos medžiagą. Praeito savaitgalio tvarkaus, nieko labai šiandien tikrai neveiksiu. Galvojau, gal kepsiu sausainius šį savaitgalį, pažiūrėsiu, nežinau, gal visai smagu išbandyti tuos prieskonius.
pamiršau nufilmuoti, bet žodžiu, tos pačius prieskonius, kurios pirkau TJ Maxx tuos imbierinių sausainių. Ten rašo, kad tu juos gali, kadangi yra su cukrum, ten imbieras, cinamonas, tai tu gali juos naudoti ant visokių desertų, ledų, įmaišyti vat, sausainius ir aš bandžiau įsidėti į kavą, iš tikrųjų visai neblogai galėtų būti stipresni, bet nenoriu per daug dėti, nes ten cukrus ir taip tada jau ta saldi arbata gauna. Ne arbata, kava, sakau, kad galva neveikia. Tai va, tai dabar galvoju, nežinau, ar labai gera idėja, bet gal norėčiau nusidažyti antakius, kad iki kito savaitgalį jie truputėlį man išbluktų, nes pamatysit kodėl. Naudoju, čia aš pirkau šitos dažus, kai buvau Lietuvoje šią vasarą. Jie buvo iš tikrųjų labai pigus, gal 2 eurai. Skanu, jeigu ką, tiesiog, ir čia labai tamsus. Ir taip, čia tokia spalva. Ir taip, pirmą dieną jie visai tamsus yra, bet jie neblogai visai iškart nusivalo nuo odos. Ką tu čia darai? Pabandysiu, sakau, nežinau, ar gerai idėja šiandien taikus tvarkyti, bet... Biškai pavargus tokie, nenuvargus. Aš nežinau, tiesiog galva nedirba. Štižus. Grįžtam po pertraukėlės. Tai va, tai greičiau pradedam, greičiau pabaigsim. Na, pirmiausia, piešiau su tokiu pincetuku, labai aštriu, bet jis labai gerai užim tokius pavienius didesnius plaukelius. Jo, kiek čia jums matysit. Atsinešiau kavą. Atsinešiau tiesiog šukytas, nes tada lengviau pakelt visus plaukus ir kad neišraut, ko nereikia. Žodžiu, po to, kai jau apsivalau su šituo, tada turiu tokius porą standartiškesnių pincetų ir tada su jais tos tokius mažesnius, kuriuos galima jau tikrai krūmeliais, ko ne. Aš tie tokie labai šviesus, bet jeigu netyčiau užeitų dažų, tai nusidažyti ir tokie, žodžiu, būtų ne prie ko. Gerai, einu ir tada sutiksim jau vėliau kitame žingsnėje, kai jau dažysim. Kitas žingsnis užsipešiojus, nežinau, kaip čia labai skiriasi. Yra tiesiog užsimaišyti ir tai dabar naudoju tokį kirstą teptuką, kad būtų lengva prieiti prie tiesiog kampučių. Čia instrukcija sako 1 centimetrą maždaug kremo šito ir tada 5-6 lašiukai šitą, tada tiesiog išmaišyti, užtept, palaukti 50 minučių ir nuvalyti. Čia biškutį gal ir daugiau, tai aš tų lašiukų visada daugiau dedu. Beveik porą centimetrų, tai aš dėsiu 10 tų lašiukų. Ir gerai tiesiog išmaišom. Išsimaišom iki vientisos masės, aš dar kartą iššukuoju ir tada su tuo teptuku tiesiog po truputėlį dedu. Manau, šiek tiek pigesnis variantas ir aš per daug metų maždaug išmoksiu taip, kaip man tinka. O jeigu kažkas ir nepavyksta, tai tiesiog žinau, kad nusiplaus. Nežinau, niekada čia neieškau dažų, gal ir būtų, bet gal galit parekomenduoti, kur jūs perkat dažus, nes grįžus į Lietuvą. Tikriausiai gal prigriebčiau, pabandyti kažkokių kitokių. Nors tieskau patinka, kad jie įkimba į plaukelį, bet nuo odos lengvai nusivalo, nors jie labai atrodo tamsus. Ir visada po ranka reikia turėti šitą. Žodžiu, susitiksim, kai jau būsiu pasidarius apie pusės, bet kažkas panašaus ir jei. Set up timer for 10 minutes. Tai va, pabaigiau, atrodo taip truputėlį griežtoka ir man atrodos pirmą dieną ir atrodo tamsokai tie antakiai. Iš tikrųjų gana daug šį kartą liko dažų. Iš tikrųjų gal kaip rekomenduojama tą arčiau 1 centimetrą ir pilnai užtektų, nes čia dar kokius 2-3 žmonės galėčiau padažyti. Tai žodžiu, dabar palaukiam 10 minučių ir tiesiog valysim ir žiūrėsim. Taip, aš jūs įspėju, pirmą dieną jie bus baisoki, tamsoki. Ir laikas tiesiog valyti susišlapina. Super. Gyriau, kad jodą neįsigėrė ir šį kartą įsigėrė. Bet vėlgi sakau, man atrodo, kad jie visai lengvai atsiplauna. Ir net patrynas nuo tos odos nusiema.
O galiausiai su laiku per dieną 2 jie tiesiog ir pasidarys normalus. Ir ką aš dar darau, kad truputėlį nuvalyt nuo odos, tai aš tiesiog pasiimu kokį nors losioną, kremą irgi uždedu ant šito diskelio, paskirstau ir truputėlį valau, tai tada truputėlį nuo odos nuima ir jeigu būna per daug, tai nuo plaukelio truputėlį. Bent jau aš taip įsitikinus, nežinau kaip iš tikrųjų, kažkur buvau mačius. Kaip ir sakiau, pirmą dieną jie tokie visai ryškus, bet pamatysit po poros dienų išbloks biškutėlį ir man kalėdo bus pats tas. Tai einam kažką toliau daryti, tai bet tokia mano antakių rutina. Tai sveikučiai. Tai dabar jau yra vakaras ir apie 5 valandą vakaro. Taip. Aš sakau, šiandien man nedirba galva. Tai sugalvojau darysiu vieną iš tų receptukų ir kadangi biškutį per savaitgalį man kaip ir skrandis skaudėjo, tikriausiai nepadėjo tie teikautai. Tai sakau, kažką noriu tokio lengvesnio, tai čia rizoto, tai čia pagrinde ryžiai. Tai va tokį darysim patiekaliuką, tai einu ištraukti visus reikiamus ingredientus iš šaldytuvo ir pradėsim daryti. Tai štai kaip galutinis variantas atrodo. Gerai, mes einam dabar pavalgyti ir tada tikriausiai susitiksim tada, kai jau atidarinėsim advento kalendorių ir ne vieną, bet 2 dienas. Nes nutiko tai, ko bijau labiausiai, tai aš vakar pamiršau atidaryti. Nu, bet nieko, šiandien turėsim užtat 2 dovanėlės. Tai žodžiu, rizotas buvo labai visai skanus, Adomai tau patiko. Tai kaip minėjau, nutiko, ko bijojau, kad netidarysiu kažkurią dieną, taip ir nutiko, bet šiandien užtat 2 atidarysim, tai 16, 17, o 17 mažyta, kur 16. Skau, šiandien man visiškai nedirba galva. Gerai, darom nuo 16. Galima bus suskaičiuoti, kiek tu kart pasakėjai, kad tau nedirba galva. Counterį tokį uždėsim. Reiktų. Ir kasgi? Tušo želė. Strawberry, nice. Aišku, reikia pauostyti. Braškių tai dar ne. Ir galėsi tą gūzą uždėti, kai nedirba galva. Ir IQ tas faktas. Šitas, wow, labai skanus ir 17. Kasgi čia gali būti, toks mažiuks. Čia turbūt tas pagal įpakavimą galima atspėti. Jo. Lip balmas? Ne, Fresh Plumbing Mask, tai čia kaukė, veidų kaukė. Plumbing? Ai. Plumbing. Santechnikai? Ne, plumping. Plumping. Tai plumping tada, ne? Ne plumbing. Va, pažiūrėk, kas viduj daros. Kvapas visai nieko. Tepalas, ne? Nežinau, reiks pasiaiškinti kaip koks džemas. Galėsim su Adomu daryti spa dieną. Tai šiame epizode tiek. Nebuvo pats nuotaikingiausias, smagiausias ir geriausias epizodas, bet tikiuosi jums vis tiek patiko. Ačiū, kad žiūrėt, nepamirškite užsiprenumeruoti, paspausti patinka, gal net pakomentuoti ir gal net pafollowinti Instagram'e. Tai... Desperatiškai reikia followerių žmogui. Nu ne, aš ne vieno neverčiu, bet būtų smagu. Tai ačiū, kad žiūrėt ir tikiuosi pamatyti jūs kitame epizode. Iki.